kad mes pradedam garsų įrašą ir per tą laiką, kol dar prisijungs daugiau asmenų, siūlau pirmiausia prisistatyti ir sekretorė siūlau fiksuoti visus, kurie jungiasi. Prašau visus prisistatyti. Aš esu projekto vadovė Rasa Puzinienė. Sveiki, esu UAB Nersens projekto vadovė Aurelija Solda-Tinkienė. Aš gal tada esu Rimas Danilevičius, Telia atstovas, atsakingas už mobilaus bažnyčios stočių statybą. Sveiki, esu Tomas iš įmonės Nersens, esu telekomunikacijos darbų vadovas. Sveiki, esu Gediminas, gyvenam Paguobiai, bokštas stovi prieš mus. Taip pat ir aš iš savo pusės irgi esu iš kaimynystės Aurimas. Kviečiame prisistatyti ir MSI ir Marius Andriušis. Sveiki, gyvenu netoliese. Prašau pasakyti savo vardą. Dovydas. Ačiū. Sveiki, Marius, gyvenu tame pačiame kvartale. Ačiū. Na, dar siūlau palaukti keletą minučių, bent jau 5 minutės po 5, nes tikėtina, kad prisijungs daugiau, kadangi buvo gavusi laiškų užklausimų. Labadiena, ponia Aurelija, matau, kad prisijungėte, prašau prisistatyti. Sveiki, taip, Aurelija, esu gyventoja iš Valerijono Protasevičiaus gatvės. Tai tiek, turbūt siunčiau irgi jums laišką su visais praeitais dokumentais, praeito karto, tai viliuosi gavot. Taip, aš gavau visus laiškus, kurie buvo siųsti ir visi yra fiksuoti. Aurelija Urbanovič turbūt esate, ne? Taip. Prašėte manęs, kad atsiųsčiau prisijungimo nuorodą. Dar esu gavusi užklausą iš Seiros Jarusevičienės. Tikiuosi prisijungs. Tai yra, sakė, neprisijungs, nepavyks jai prisijungti. Jūs atstovaujate Seirą, ne? Kaimynai visi mes. Supratau. Taip, dar turėtų turbūt prisijungti Goda Kazakevičiūtė, kuri buvo aktyviai bendraujanti. Gal prisijungs, gal žinote bendruomenę? Iš vieno prisijungimo su Gediminu. Aha, ačiū Goda. Taip. Ir dar buvo vienas rašantis asmuo, Mark Matijevič. Gal žinote apie šį asmenį? Taip, irgi šalia Seiros gyvena įką. Jūs kartu esate, ne? Gerai. Dar rašė Paguobės bendruomenės atstovai. Ar bus šitam susirinkime kažkas iš jūsų tarpo? Na, tikėtina, kad jūs visi esate Paguobės bendruomenė. Mes taip pat irgi priklausom Paguobės bendruomeniai, bet ar Paguobės bendruomenės pirmininkas bus prisijungęs, tai nežinau. Na, esmė turbūt pati bendruomenė žmonės. Dar kažkas jungiasi. Taip, matau, Kšištofas, gal prisistatykite, prašau. Negirdime jūsų. Įjunkite, prašau, mikrofoną savo. Dabar girdit? Taip, dabar girdime. Taip, sveiki, esu Kšištofas Urbanovič. Esu Valerijono Protasevičiaus gatvės gyventojas, kaimynystėje to bokšto gyvenu
kuris planuojamas statyti. Ačiū. Ačiū. O aš norėjau pasitarauti, o kodėl jūs nesižvelgiate praeitų metų mūsų klausimą, kodėl buvo toks prastas laikas surinktas 5 valandą, nes labai daug žmonių negali dalyvauti tokiu laiku. Tai yra žmonės turi vaikų, jie turi pasimti vaikus iš darželio, iš mokyklų, iš kitų užsiėmimų. 5 valandą taip pat žmonės važiuoja iš darbo namo. Mes praeitą kartą atrodo, lyg labai aiškiai išsakėm, kad čia yra problematiškas laikas ir jūs vėl sukūrėt susitikimą tuo pačiu laiku. Na, įstatymas numato po darbo valandų. Tai gerai, tuomet, kadangi įrašas vyksta, aš noriu preambulę pasakyti šito pristatymo ir tada galėsime pradėti diskutuoti. Šis susirinkimas skirtas pristatyti inžinerinių tinklų statinių paskirties grupės, ryšių telekomunikacijų tinklų paskirties statinio ryšio stiebo Naujanerių kaime Vilniaus miesto savivaldybėje statybos projektą. Visi tą situaciją jau žinote iš pereitų metų. Po ilgų diskusijų buvo ieškoma vietos naujos, buvo galvojama apie tą, buvo skaičiuojama. Ir aš esu pasiruošusi be abejo pasidalinti savo ekranu. Minutėlę tuoj tą padarysiu. Ir šie dalykai buvo aptarti jau ir pereitą kartą ir po to buvo paskaičiuota namų ūkiai, kuriuos dengia šiuo spinduliu šis bokštas projektuojamas. Ir gal kvieščiau vis dėlto apie šios vietos pasirinkimą ir stengimąsi šioje vietoje pastatyti statinį, pakalbėti Telijos atstovą, kadangi šis projektas iš Telijos išeina. Tai kviečiu, ponas Rimai, jūs papasakoti. Jo, tai trumpai gal, sakykim, po praeito karto buvo užsakytos pastabos ir į kai kurias pavyko atsižvelgti, į kai kurias nepavyko atsižvelgti. Tai pirmiausia, gal turbūt po to Rasa gal detaliau papasakos, tai labiausia pavyko atsižvelgti į vizualinę taršą. Tai parinkome kitokio tipo patį statinį, tai yra bokštą, kuris mūsų galva yra daug gražesnis ir mažiau įtakoja vizualinę taršą ir taip toliau. Sakykime, mes, jeigu Rasa jau rodo, mes esam tokį vieną šiek tiek mažesnių gabaritų, bet tokio pačio tipo pastatę Palangoje, ką pavyko susiderinti visus savivaldybė ir taip toliau, tai jisai šiek tiek yra kitokios naujos kartos ir taip toliau. O kas liečia, sakykime, pačią vietą, tai dėja, bet buvo išsakyta praeitą kartą noras pabandyti bent jau sklypę patraukti į kitą pačio sklypų tolimesnį kampą, bet dėja savininkas sutinka tik tai, sklypų savininkas leidžia mums statyti tik tai čia, nes jis visokių planų turi su tuo sklypu, tai dėja, bet jis kitos vietos neleidžia mums statyti. O kas liečia, jeigu jau traukti visiškai už sakykime, ribų, tai dėja, bet jau ten paskui pradeda, ar tai yra kitos bazinės stotys, kurios persidengia ir, sakykime, statyti mums nėra tikslinga, nes tas bokštas neatliks savo pagrindinės funkcijos, tai neteiks kokybiškų ryšio gyventojams Pagubės. Tai aš gal trumpai tiek apie tas vietas ir ką pavyko atsižvelgti ir ko nepavyko. O dabar galima klausimą suklausti? Taip, prašom. O tai dabar tai koks bokšto padengiamumas? Viskas priklauso nuo, sakykime, esančių klientų ir, sakykime, nuo greičio. Kuo toliau nuo bokšto, tuo jisai greitis mažėja, priklauso nuo kokio dažnio ir taip toliau. Tai jūs galite pasakyti, tai yra kokio dažnio, kokio...
Jo, jeigu, sakykime, naujos kartos 5G ryšys, kuris veikia ant 3,5 GHz, tai ten, sakykime, jau pusės kilometro atstumu maks jisai veikia ir kuo toliau nuo bokšto jisai to stiprinėja. Tai sakykime, jau tos ribos yra tokios. Jeigu 4G technologija, jinai veikia toliau ant žemų dažnių, nuo 800 MHz, bet tada, sakykime, jau tas vadinamas 4G yra greičiai mažesni ir paslaugos kai kurie tikisi greičių didesnių, tai sakykime, jau jos nėra tokio, visi nori 5G greito interneto ir taip toliau. Supratau, bet dabar noriu išsiaiškinti, kokią šią problemą bandot išspręsti? Jūs bandot išspręsti ryšio problemą ar interneto problemą? Viską vienu metu ir ryšio mes prieš dar kol neveikia šita mobili stotis vadinama, kur jinai dabar laikinai pastatyta, kad užtikrinti ryšiai, tai tiek pačių ryšio, tiek mobilaus interneto buvome gavę daug skundų iš tos vietos. Tai dabar, sakykime, jisai veiks ir 4G bokštas technologijas, ir balsą, ir duomenis. Nes aš vėl pasikartosiu, ką ir praeitais metais sakėm, bet problemos mes su ryšiu neturėjom čionais. Mes turėjom problemą su internetu. Interneto problema gavos ta, kad mes skambinom jums, aš pats asmeniškai skambinu, mes prašom, kad jūs atvestumėt šviesolaidę. Jūs atsisakėt tai padaryti. Tai dabar jūs statot bokštą ir sakot, kad jūs bandot išspręsti ryšio problemą. Dabar jau žmonės turi internetą atsivedę. Šiuo atveju mes turime ekofoną, kaimynai visi turi ekofoną atsivedę, bent jau didžioji dalis. Bet ir mobilų ryšiai, sakykime, tiek duomenis mobilius, tiek balsą mes užtikrinam pastatę laikiną mobilią bazinę stotį. Jis veikia, tai dėl to jūs ir nejaučiate šiuo metu jokių ryšių sutrikimų. Internetas ir panašiai mums veikia gerai. 4G. Tai taip, tai kadangi ta bazinė stotis, jinai šiuo metu veikia. Bazinės stoties. Mes jau gyvenam prieš. Negaliu komentuoti, bet tikrai mes buvom sulaukę daug skundų iš aplinkinių namų ir taip toliau, tai dėl to ir statome. Tam pastatėm bazinę stotį ir matome, kiek joje yra naudotojų, vartotojų. Dėl to ir norim pastatyti nebelaikiną, bet nestatinys tas skirtas, jisai tokiam, sakykime, laikinas, galima sakyti, užtikrinti trumpam, kol bus pastatytas normalus statinys. Tai matome, kad ta stotis tikrai yra apkrauta ir daug vadinamo to trafiko, tiek duomenų, tiek balso. Bet gavo 200 skundų, kad nenori nieks tos stulpo, tai kaip tą reaguojat? Ir jūs skaitėt mūsų raštą, ne, iš savivaldybės oficialų jau, kad to stulpo nieks nenori ir jo nebus. Ir tai apima viską, manau. Bet dar norėčiau pasakyti, kad didžiausia problema, tai yra jūs, jeigu parodysit žemėlapį dar kartelį. Tai yra, tiesiai šviesiai pasakysiu, problema yra tai, kad žmonės jau nusipirko sklypus mažaugiai statybai, pasistatė namus ir dabar jūs pastatėt bokštą. Bokštą, kur tu išeini į terasą atsigerti kavos ir tu nieko nematai, tik tais bokštą. Dabar šnekat apie tą patį ūkininką, kuris jums nenori parduoti, tai yra išnuomoti kitose vietose. Dėl to, kad jeigu Rasa parodytų žemėlapį šiuo momentu, jūs pamatytumėt, kad ten yra suplanuoti namai. Ir kodėl jisai nenori? Dėl to, kad tas bokštas numuša ne tik, tai yra numuša tiesiog visų namų pardavimo kainą. Tai dabar jūs tiesiog pastatot bokštą čionais ir numušat mums, kur mes jau įsirengę pasistatę, vietoj to, kad pastatyti laukuose už 100 metrų, pavyzdžiui, ir tada jau žmonės nusipirktų namą aplink bokštą, jau žinodami, kad ten yra bokštas ir su to susitaikė. Rasa, jūs ne tą ekraną turbūt dalinatės, nes mes nematom žemėlapio, mes matom jūsų dokumentus. Bet aš gal trumpai pasakysiu, bet tai ta prasme, tai toks užburtas ratas, tai mes niekada ir nepastatytume nei bokšto, nei taip toliau. Tai kažkas jau nusipirkęs, kažkas perka. Žmonės tada pirks ir įvertins, kad yra bokštas ir jie įsivertins, ar jie nori ten gyventi. O dabar buvo šitas kvartalas yra žemaūgio statyboje. Pastatote tenai bokštą ir žmonės jau čia gyvena, jau čia namus turi. O ten, jeigu bus už gatvės, to paties ūkininko sklype, tai tada jau žmonės pirks namus ir patys įvertins, ar nori gyventi prie bokšto, o ne tai, kad nusipirko ir jau pastato bokštą.
Nu, dėja, bet mes laikomės visų, sakykim, kas mūsų įpareigoja įstatymas, tai tą ir viešinam, tą ir diskutuojam ir darom tai, ką privalom daryti, sakykim, taip laikydamėsi įstatymų. Tai, sakykim, yra tokių vietų per visą Lietuvą, kur gyvenvietės plečiasi ir dėja, bet mes negalim visų iš karto bokštų pastatyti ir daugiau nebesiplėsti. Tai tam ir vykdoma to tinklo plėtra, kad kažkada vienoje vietoje bokštas yra, po to atsiranda kitas, kitoje vietoje kitas, nes gyvenvietės plečiasi. Nu, tai taip toks gyvenimas. Tas gyvenimas yra, suprantama, kad gyvenimas yra, bet tai nereiškia, kad gyventojai turi imti ir nusileisti ir, gerai, lietuviai turi tokią kultūrą, kur dažnai nusileidžia, bet tai nereiškia, kad ir dabar viskas tai vyksta. Dėl to mes ir diskutuojam. Ir mes anais metais taip pat buvom pateikę peticiją ir buvo gautas Vilniaus vyriausias architektas siūlymas ieškoti alternatyvių vietų. Ir aš taip pat buvau Rasai uždavus tokį klausimą, bet negavau atsakymo, kokios buvo alternatyvios vietos ieškotas. Nes kol kas, atrodo, jūs tiesiog minite apie tą pačią vietą, kaip ir praeitais metais, kaip ir mes parašėm peticiją, kad mums netinka, gyventojai išreiškia nuomonę, kad netinka ir architektė pritarė, kad būtų ieškoma kita vieta. Bet taip pat ir Rasa neatsakė tą klausimą, kokios buvo vietos ieškotos. Ieškotos nežinome mes. Ieškotos vietos buvo toliau, bet dėja nesutiko sklypų savininkai ir plus mes labai nutolti nuo šitos vietos, kaip ir minėjau, negalim, nes tada bokšto pati statyba, jinai nebetenka prasmės, kur jinai tikrai nėra pigi. Tai kad bokštas veiktų, atliktų tas pagrindinės savo funkcijas, teiktų ryšį kokybiškai, tam mes negalim labai nutolti nuo, sakykime, gyvenamųjų namų ir taip toliau. Tai ypač kas liečia 5G greitai, sakykime, dabar technologiją. Ir mes tiek... 5G mums nelabai reikia, mums užtenka 4G, jūs galite pastatyti 500 km. Jo, aš suprantu, jūs girdžiu, bet mes esame irgi įmonė, kuri pasirašė esam 5G plėtros memorandumą, tiek mes, tiek kiti operatoriai įsipareigojom, sakykime, prie susisiekimo ministerija, kad turim užtikrinti gyventojam 5G ryšį iki tam tikrų datų ir taip toliau. Tai, sakykim, tai va taip, tai, sakykim, aš suprantu jūs kaip gyventojus, bet mes esam kaip įmonė ir kai kurie klientai, sakykim, nori to 5G, tai dėja, bet taip yra. O tai kaip jūs planuojat pastatyti toje pačioje vietoje, kur jau yra neduotas leidimas statyti? Jau surinkti 200 parašų, visi žmonės prieš eina. Ir savivaldybė būtent aiškiai parašys yra šito dalyko. Tai sakykime, mes, ką aš ir minėjau, tai nestatysim, negavę jokio čia statybos leidimo ir taip toliau, tai bandom atnaujinti tą procedūrą, bandom atsižvelgti į kai kurias jūsų išsakytus pastabas ir norus, tai ką aš minėjau, kas pavyko, kas nepavyko, ir einam visų, ką numato mūsų įstatymas keliu, tai yra viešinam ir derinsim statybos leidimą su savivaldybė. Tai ta prasme nieko čia nesislapstom ir niekas čia nieko dar nestato, bet vyksta projektavimo procedūra. Tai jeigu tiesiai šviesiai paklaus, kadangi kaip matėm, kad dabar pakeista įmonė, liktais virš debesų ar kažkas tokio, tai realiai, kad mums vėl išreikšti savo nuomonę, mums reikia vėl rašyti peticiją ir tada vėl bus diskutuojama ar bus pritaikyta ta pati peticija anais metais daryta. Ne, čia techninė klaida yra. Jūs kaip matote, aš esu Enersense ir rūbas aprengtas, kad jūs atkreiptumėte dėmesį tiesiog keliant info statybą, prikabinu ne tą įmonę, esu projekto vadovė Rasa Puzinienė, kuri dirba ir toje įmonėje ir per techninę klaidą tiesiog parašyta buvo, kad rengėjas yra aukščiau debesų, iš tiesų rengėjas yra Enersense, matote, čia ir kampiniuose štampuose parašyta. O tuomet kitas klausimas, dabar kur yra laikinas bokštas ir ateičiai jūs norėtumėt statyti bokštą, tai jūs išperkat tą žemę ar nuomojatės iš ūkininko? Nuomojamės. O svarstytas variantas išpirkti žemę už gatvės? Sakykim taip, gal aš pasakysiu, kad tai yra, sakykim, mūsų tiesiog tokia nuostata, gal labiau įmonės, kad stengtis visų nuomotis. Tai su žemės pirkimu
įmonės, sakykime, vadovybė, gal taip yra tie sprendimai priimami tokie labai atsargiai. Tai Taip, bet visur galima daryti, išimtis. Ar buvo bandyta tartis pačioj įmonėj daryti išimti, nes tada ir nesulauktumėt gyventojų pasipriešinimo, nes mūsų tikslas, kad būtų statoma laukuose, kur dar nėra namų, o ne ten, kur jau yra namai ir jau mes matom pro langus. Kad ir, dėl to aš norėjau žemėlapį, kad atidarytumėt, nes berodos Rasa siuntė vieną į laišką atsakydama, kad berodos... Sekundėlę. Šitas? Ne, atsiprašau, susimaišiau šiek tiek. Jo, bet iš dalies tai yra, jeigu pasižiūrėtumėt, tai yra sklypai po dešinę ir man atrodo, kad tuos sklypus po dešinę bokštui statant bus galima juos išpirkti. Bet mums tokių didelių nereikia sklypų. Ne, tai jūs nepirkit didelių, jums užtenka kiek 10 ant 10 metrų, 20 ant 20. Vienu vagu mums užtenka. Vietame, kad dabar čia nėra žmonių, nėra namų, nieko. Jeigu jūs pažiūrėtumėt nuotraukas, būtent nuotraukas, kurias darėt prieš vizualizacijos, tose nuotraukose nėra nei vieno namo. Per pastaruosius 2-3 metus čia gal išdygo kokie 200 namų. Jeigu jūs pasistatysit tą patį bokštą tuose laukose, kur dabar nėra, ten, man atrodo, irgi yra numatyti namai, kuriuos tas pats bokštas padengs. Bet tie namai bus jau pastatyti prie bokšto su mintim, kad žmonės jau perka juos. Tai gal mes girdim jūsų, sakykime, norą, bet kaip ir minėjau, dėja, bet nepavyko, tai gal kalbam apie šitą vietą, bet ne apie, dėja, bet mums nepavyko rasti ir susiderinti, kas mums išnuomotų, sakykime, sklypą. Bet juk dar galite savo pačioj įmonėj imti šnekėti ir ieškoti išimčių, kad, tarkim, išpirktumėt nedidelį kiekį žemės. Jeigu dar, sakykime, jeigu yra pasiūlymai, tai mielai apsvarstytume, bet dėja mums nepavyko taip. Tai jeigu, sakykime, bendruomenė konkretų pasiūlymą, kas kurį konkretų sklypą parduoda, tai mes tikrai svarstytume. Norėčiau įsiterpti, prašau. Ūkininkas ar kaip? Atsiprašau, galit pakartoti klausimą, nelabai išgirdau. Ar norit pasakyti, kad ūkininkas jums nesutiko parduoti žemės, buvo svarstyta pirkti žemę? Mes svarstėm, kaip ir minėjau, pagrindę nuomos. Taip, bet aš apie išimtį šneku. Ar buvo svarstyta išimties alternatyva, kad pirkti žemę? Ar buvo šnekėtas ūkininkų apie pirkimą? Įvairių variantų, sakykime, buvo, bet dėja nei vieno konkretaus, su kuriuo galėtume tęsti toliau, sakykime, kur būtų ir mum, sakykime, tinkami variantai, tiek ir savininkui nebuvo surasta. Tai kol kas yra šitas variantas. Atsakymą, tai ar buvo kalbėtasi dėl pirkimo? Įvairių variantų buvo kalbėta. Ar buvo ar nebuvo? Taip, ne? Konkrečių, kad kažkas pardavinėtų žemę, mums taip niekas ir nesiūlė, mes tokių neradom. Tik klausimas. Mes, kaip ir minėjau, konkrečiai žemės pirkti didelių sklypų, aš jau sakiau, kad neieškome, mūsų politika yra nuomotis. Aš suprantu, bet aš ne to klausiu. Ar buvo ieškota kaip alternatyva, nes ir vyriausias siūlė, ir ar buvo tartasi įmoniai daryti išimti ir ieškoti sprendimo su ūkininku nupirkti žemę. Ar tas nupirkimas, atsiprašau, aš įsitrauksiu ar ne, tiesiog klausimas. Nesuprantu, biškį. Ar tas nupirkimas žemės, sakykime dabar to žemės lopinėlio, kurioje stovi mobili stotis, išspręstų problemą? Ar tas žemės nupirkimas išspręstų problemą, ar tai užtikrina, kad statytojas gaus statybos leidimą, ar operatorius nusipirkęs žemę, jisai bus užtikrintas, kad visuomenė nesukils, ar jisai bus užtikrintas, kad visuomenė neteiks pretenzijos iš kitos gatvės pusės, ar ne? Be viso to atsidarius pretenziją, tikrai matosi, kad dalis žmonių tiesiog yra pasirašę, bet nebūtinai prieš, ar ne, tą visą statybą.
Taip pat atkreipkim dėmesį ir į jūsų bendruomenės socialinius puslapius, kur kėlėte šitą klausimą, kaip tikrai anais metais ganėtinai intensyviai, taip ir šiais metais bandėte išjudinti, bet panašu, kad žmonėm tikrai jo reikia, nes kaip pavyzdys rodo, atsidarius Facebook'o puslapį vieną bendruomenės puslapį, kitos bendruomenės puslapį, tai žmonės neina į kovą, ar ne? Tai man čia esminis klausimas, pavyzdžiui, būtų, ar jūs tiesiog kovojate, kad būtent tame sklype nebūtų bokšto ir perkeliant jį į kitą pusę gatvės, gal jis kažkam kitam trukdytų, bet tai pretenzijos vėlgi tokiu atveju neatšauktų. Taip, tam ir Nes jeigu jūs... Mes, kaip ir jūs sako, taip, mes tinkam, mums tinka, kad būtų tas bokštas, bet bokštas būtų statomas ne ten, kur jau yra pastatyti namai, o ten, kur yra dar laukai, kur bus statomi namai ir jau žmonės įsivertins, ar nori gyventi prie bokšto. O dabar mes nusipirkam namus, jau čia gyvenam ir yra pastatytas bokštas prie lango. Tai mums tas nepatinka. Tai dar noriu atkreipti dėmesį, tas bokštas, kuris stovi dabar šitoje vietoje, kadangi sklypas vis tiek yra išnuomotas gabaliukas, tai šita konstrukcija, jinai net nesiskaito, kad statinys yra tiesiog laikinas įrenginys, jisai taip ir stovės, jis ir liks stovėti su ta savo estetika, su atotampom, su ta priekaba, nes užtikrinti ryšį reikia. Todėl, vėlgi galime rašyti pretenzijas, kad mes tikėjomės, kad čia yra laikinas statinys ir bus kitur. Bet čia ne statinys, čia yra įranga, kuri gali stovėti bet kurioje vietoje. Bet mes tiesiog galim bandyti imti. Aš galiu įsiterpti, norėjau paklausti, kai sakot laikinas statinys, ten vis tiek yra kažkoks metų laikas ar panašiai, kiek jis gali statyti. Čia nelaikinas, aš atkreipiu dėmesį, čia nėra laikinas. Sakykime, laikinas sprendimas išspręsti ryšio problemas. Tai yra įranga, pastatyta įranga, mobili įranga, bet ne statinys. Statinys taip yra išduodamas leidimas kažkuriam laikotarpiui, bet čia yra ne statinys, jam nebuvo reikalingas leidimas. Tai taip išeina, kad jūs bet kada ir bet kur galite tokį statinį statyti? Čia ne statinys, čia įranga. Ne statinys, įrenginį tokį. Taip. Iš kur nuversti žmogui po langais ir pastatyti, nes nėra įstatymo? Žiūrėkit. Čia jūs šaržuojate, aš suprantu, bet tai yra, sakykime, taip, tai yra sprendimas užtikrinti mobilų ryšį, sakykime, taip, kol atsiras normalus statinys. Mes nieko nedarom nusižengdami ten ar nederinami su visuomenės sveikatos centru, ar vis tiek sklypas yra privatus, tai pirmiausia yra susitarę su šeimininku ir taip toliau, taip toliau. Bet tai yra, sakykime, taip, automobilinė priekaba, jinai turi savo dokumentus ir taip toliau. Tai ką mūsų įpareigoja įstatymas tokiais atvejais, kur statyti tokį, sakykime, įrenginį, tai mes to laikomės. O dar tuo pačiu, net neturėjau kada įsiterpti, kai minėjot apie bokštą ten, kad naujos kartos. Ir kadangi aš čia dar negyvenu tiek laiko, kad ir praeitą kartą nedalyvavau svarstymuose jokiuose, tai norėjau paklausti, kuo tas pirminis bokštas skiriasi nuo šio. Gal jisai gali didesnę teritoriją apriepti, ar jį būtų galima kažkur toliau perkelti? Ar jie abudu lygiareikšmiai yra? Tiek pat apriepti. Sakykime, jeigu taip jau trumpai, tai labiau vizualiai. Jisai aukščiai tokie patys, sakykime, aukštingumas, jis tiesiog atrodo nesimato vizualiai antenų, jisai antenos paslėptos po tokiu gaubtu. Kas liečia, sakykime, techninius jo parametrus, tai gal, sakykime, netgi mums jisai yra šiek tiek, kaip čia sakyti, statant, tai jisai jo laikančios konstrukcijos mažesnius svorius ir buvingumus, tai vardan vizualinės mažesnės taršos mes aukojam kai kurios, sakykime, techninius parametrus, kur anas pirminis bokštas, jisai, kaip čia pasakyti, jeigu taip trumpai liaudiškai, jis yra stipresnis ir išlaikytų didesnius svorius ir taip toliau. Tai šitoje vietoje mes jau aukojam tą vardan gražesnio ir estetiškesnio vaizdo. Bet tai nebuvo, sakėt, kad nelabai radot vietos, bet galbūt ten galim kažkokį aukštesnį tą bokštą pastatyti, bet kažkur tiesiog toliau.
Jau mūsų riboja, sakykime, irgi įstatymai tame, tai iki 30 metrų statant statinius yra vieni, sakykime, vienos procedūros ir gauti statybos leidimą, rengiant, sakykime, kas liečia virš 30 metrų, jau yra prasideda visi kiti sudėtingesni dalykai. Tai šioje vietoje mums užtenka to aukščio iki 30 metrų, tai mes ir stengiamės išlaikyti tokį patį aukštingumą iki 30. O buvo svarstyta statyti aukštesnį bokštą prie Liubavo dvaro soduose, nes tada jeigu būtų aukštesnis bokštas, kaip Soduose, jo. metais šnekėjom, tai tada padengtų ir pagubę. Deja, bet turbūt ten numatyta, ten detaliuose ir specialiuose planuose toj vietoj tokio bokšto, tai tos procedūros statant virš 30 metrų būtų žymiai sudėtingesnės ir praktiškai pastatyti soduose iš savo praktikos žinom, kad neįmanoma. Sudėtingesnės, tai turite omeny dėl biurokratijos Vilniaus ar dėl kaštų? Aš noriu tada Jo, papasakoti. Rasa gal trumpai pasakys, Nes kuo skiriasi. dabar matote Jo. brėžinį su užrašu VL 190. Jo, matom. Tai čia yra ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės ryšių telekomunikacijų statinių specialiojo plano. Ir tai yra vieta, kuri parodo, kad joje gali būti pastatytas ypatingas statinys, reiškia statinys aukštesnis negu 30 metrų. Bet planas buvo padarytas tokiais laikais, kuris iki šioliais dar galiojantis yra, bet buvo atlikta ir suderinta procedūros tuo metu, kol dar ir tas ryšių plėtojimas nebuvo taip vystomas ir technologijos buvo turbūt dar koks 3G šitam Lietuvoje plėtojama. Ir iki šioliai šitas planas veikia. Ir naujo plano niekas nepadaro. Jis tapo sudėtinė bendrojo plano dalimi. Deja, vieta šitoje vietoje parodyta tiesiai ant bendrijų. Kaip žinia, bendrijose, sodininkų bendrijose, pastatyti ryšio bokštą, kaip Rimas jau minėjo, praktiškai neįmanoma, kadangi tada turi gauti 51% visos bendrijos gyventojų sutikimą. O surinkti, neįmanoma, čia yra visiškai neįmanoma. Ir tos vietos, tą vietą pakeisti, turi daryti specialių plano keitimą. Tai yra, turi inicijuoti tada Vilniaus miesto savivaldybė. Ir tai yra nebe operatoriaus jau prerogatyva. Todėl vystyti šitą planą su aukštesniu statiniu šitoje vietoje mes neturim galimybės. Šitą aš norėčiau įsiterpti ir pakomentuoti irgi apie statinius, tuos aukštus, ką jūs turit pasakyti apie tai, kad atsiuntėm jums raštą iš praeitais metais, kur iš architektų skyriaus Laura Kairienė, vyriausia architektė, jinai buvo atmestas jūsų pasiūlymas šitam statiniui, nes pas mus yra žemaūgė statyba. Aš galiu pakomentuoti. Statyba, taip. Taip, mažaaukštė statyba. Ir kaip man nesuprantama, jeigu jau jūsų pasiūlymas buvo atmestas ir čia yra mažaaukštė statyba, kaip jūs sakot, kodėl jūs nesilaikot, kaip sakot, reikia iš naujo ten kažkaip tarti su savivaldybė, tai jūs turėtumėt, nes jūsų prašymas buvo atmestas ir jūs, kaip aš suprantu, neturite teisę statyti, nes galiu netgi pakomentuoti, kurie šiuo raštu jūs informuojame, kad VMSA architektūros skyrius. Aš šį raštą dabar esu pasidalinus ekraniais, tai yra. Jo, spalio 14 dieną gavo prašymą čia jūsų išduoti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį ryšių telekomunikacijų tinklų statiniui, kuris buvo atmestas dėl statinio atitikimo architektūriniams erdviniams kriterijams vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektos įstatymo 11 straipsnio nuostatoms. Tai yra straipsnis, ar ne, kad Vilniaus miesto bendrojo plano sprendimas bei visuomenės interesų ištikrinimo pakartotinai prašymas šitas. Vienu žodžiu, jūs turite šitą raštą, aš jums irgi nusiunčiau ir aš nesuprantu, kaip jūs galit jį ignoruoti ir visiškai toliau planuoti statyti bokštą. Gerai, aš atsakysiu šį klausimą. Analogiškai turėjome tokį statinį, taip pat Vilniaus mieste. Ir
buvo padarytas detalusis planas ir ten mes, kai teikėm prašymą savivaldybė, mums pasakė, kad pagal detalų planą mes negalim ten statyti, kadangi netitinka bendrojo detalio plano sprendinių ir bendrojo plano sprendinių. Tačiau detalusis planas skirtas statiniams, pastatams, o čia yra statinys, inžinerinis statinys neturintis stogo, kurio bendrojo plano nuostatos negalioja. Reiškia, tai yra ne planavimo objektas. Todėl šitame rašte parašyta informacija nėra teisinga, nes mes turime statybos inspekcijos išaiškinimą, kad ir dėl ko mes ir turėjom teisę statyti analogiškoje situacijoje, kad tai yra neplanavimo objektas ir statiniams nenustatomas aukštingumas. Inžineriniai statiniai neturintys stogo yra nereglamentuojami teritorijų planavimo įstatymų, kai jie statomi iki 30 metrų. Todėl į šitą Lauros Kairienės raštą mes atsakymą sukursime rašydami po viso šito viešojo aptarimo, parašysime savo pretenzijos atsakymą, kad tai yra neteisingas reglamentavimas. O ką jūs į tai, kad bendrija jums rašė laišką, kuris Pagubės bendrija, kuri sakė, kad nenorime, kad statytumėt čia bokštą? Apie tai jau kalbėjome ir anksčiau, kad taip, Rimai, gal jūs? Jo, mes taip suprantam, sakau, bet esam įpareigoti ir memorandumus rašė ir kai kurie kiti klientai nori, tai sakykime, bandom išlaviruoti ir atsižvelgti į tai, kas įmanom. Kas mūsų jėgom, ką pavyko atsižvelgti, ko nepavyko, jau minėjau, tai suprantam, bet... Jūs supratau, bet jūs atsižvelgėte į patį menkiausią dalyką, tai yra dizainą. Visa ta problema net nebūtų dizaino problema, jeigu jūs statytumėt tą patį bokštą už kitoj gatvėje, už kokių 50 ar 100 metrų, kur dar nėra nieko pastatyta. Bet jau mes apie tai kalbėjom, dėja, bet nepavyko. Jūs net nemėginot nusipirkti tos žemės ir ten statyti. Tai nesprendžia problemos, kad, sakykime, šiuo metu ten bokštą pastačius toliau nuo šitos esamos vietos, jau persidengia su kitomis stotimis, kurios ten, sakykime, teikia ryšį. 100 metrų tikrai nepersidengia. Tai yra bokšto padengiamumas šitas turėtų būti. Jo, bet tai mes gal jau kalbėjom, jeigu, sakykim, bendruomenė jūsų ar kažkas turi konkretų pasiūlymą, konkretaus sklypų, kurį ten siūlote ir galima jį nupirkti, tai mielai svarstysim. Tai man atrodo, kad kitoj pusėje gatvės yra suplanuoti sklypai, kuriuos pardavinės ir galėsit, jeigu palauksit, ten nusipirkti. Matomai, kad vėlgi paantrinsiu, ko gero, suplanuoti sklypai, mes kaip ir matom dabar iš šito žemėlapio, ar ne, yra didieji sklypai suformuoti, kaip matom aplink gyvenvietės visos yra užstatytos ir tikrai tuose dar neapstatytose zonose tikrai vyks plėtra, tai klausimas, ar statytojas, ar tai yra nestatytojas, o vystytojas, ar ne, visos šitos tolimesnės gyvenvietės, ar jisai, pirmas dalykas, kada jisai pardavinės, antras dalykas, ar jisai sutiks, nes žemės sklypai vis tiek bus namų valdos padaryti, ar ne. Šiuo atveju vėlgi mes renkamės, jeigu neklystų ūkio paskirties žemės sklypą, taip ir neužimdami gyventojams skirtų erdvių, kur yra vis tik tai suderinta ir su Vilniaus miesto savivaldybėmis. Ir, būkim teisingi ir sutikim, kad taip, ta vizualinė tarša tik tai jums nepatinka galimai, bet mes šiuo atveju kalbam juk ne apie vizualinę taršą iš esmės, tai mes išsprendėm, ar ne? Išsprendėm vizualinę taršą, tai visiems lieka, bokštas lieka, skonio reikalas, gal jis yra gražus. Bet žiūrėkit, klausimas, ar jeigu palikti tą mobilę priekabą, ar ne, ar tai išsprendžia klausimą vizualinės taršos, ar ne? Kad esam nepatenkinti. Mes tikėjome, kad bus jisai laikinas sprendimas ir bus atsižvelgta į žmonių išsakytą nuomonę praeitais metais. O tai, kad norės parduoti ir neparduoti, aš manau, kad jūs tikrai turite kaip įmonė svarų argumentą, pinigus ir jūs galite pasiūlyti tam tikrą kainą ir tartis. Bet esmė tai jūs turit daryti, nes
noras, kad būtų gyventojams maksimumas naudos, nu, tai čia tik žodžiai. Nu, ta prasme, reikia kažką daryti ir atsižvelgti į žmonių išsakytą nuomonę, kad nebūtų bokšto prie jau pastatytų namų. Mums esmė, kad nebūtų bokšto prie jau pastatytų namų. Ir norėčiau įsiterpti, kad tai nėra vizualinis dalykas, o tai, kad jau yra įrodyta ir Amerikoje, kad krenta 9,27% jau kai pastatomas bokštas, žmonių turto vertė krenta 9,27%. Tai dėl to mes ir siūlome jums statyti bokštą kažkur laukuose, kur dar formuojami yra sklypai. Ir kitoj gatvės pusėje tikrai ten yra pilnas sklypų žemės apdirbimo, kaip jūs sakot, ir ten žmonių negyvena. Ir ten dar statysis namai. Tai kodėl jūs negalite atsižvelgti žmonių jau norą, kad jau žmonės pasistatė. Ir dabar jūs, kaip sakant, gadinat žmonių būvį tiesiog. Dėl tos nekilnojamos aš nekomentuosiu, neturiu tokių duomenų, bet jeigu vadovaujantis tuo, tai sakykim, tai ten, kur statysim naujų vietoj, tai to turto vertė kristų. Tai prasme, ta problema jinai niekur nedingsta, tik jūs ją nustumėt ant kitų gyventojų. Tai ant kitų savininkų, sakykime, taip. Pasistatę. Jie turi sklypus. Tai irgi yra turtas. Palaukit, jūs galite tai kompensuoti. Jūs galite nupirkti tą patį sklypą už brangiau ir kompensuoti žalą padarytą žmonėms. Nu, žinokit, tikrai nėra visi, mes nesame savininkai, mes esame, sakykime, akcininkai. Ir akcininkai mums yra, kur turim, sakykime, tiklus ir tam tikras ribas, už kiek ir įmonė pasirengusi investuoti. Gal galit pasakyti, kokia yra riba, už kiek jūs sutinkate pirkti tą žemę? Ne, tikrai negaliu atskleisti tokių dalykų. Kodėl? Tai, sakykime, yra komerciniai. Mes galėtume visi kažkaip bandyti rašyti tam ūkininkui. Žiūrėkit, tokia riba Telija planuotų nupirkti tokį ir tokį kiekį žemės. Kur jūs, ūkininkė, norėtumėt parduoti tą žemę laukuose? Nes mes gal net jums ir padėtume susitarti. Aš kaip ir minėjau, reikėtų konkrečiai kalbėti apie konkrečią vietą. Dabar mes labai taip abstrakčiai, kažkur laukuose. Tai mums pirmiausia, tai reikia žiūrėti, ar mums tinka ta vieta, kad užtikrinti gyventojams ryšį ir investuoti. Jau anais metais buvo, žinokit, aš neatsimenu, ar jūs buvot, bet anais metais, kai mes šnekėjom, šio mitingo metu buvo nutarta, kad laukuose, jeigu būtų pastatytas bokštas, nes dar buvo tartasi, kad analizuosi tą vietą, buvo patvirtinta, kad visas mūsų gyventojų tasai plotas bus padengtas ir jokio skirtumo nebus ryšiui. Ir gyventojai, kaip mes nutarėm, bus patenkinti, nes nebus po langais. Aš, kaip ir minėjau, tiek, kiek mums galima atsitraukti, mes bandėme, bet nepavyko susitarti su sklypų savininkai. Tai jūs nesusitarėt dėl nuomos, aš supratau, bet mes ką tik siūlėm jums alternatyvą daryti. Tai dar kartą, noriu jūs girdint mane, prašau, pateikit konkrečią vietą, konkretų sklypą. Mes tikrai jį apsvarstys. Tikrai. O kaip, ką turite minėti apsvarstysit? Kad bus su vadovais eita kalbėtis? Taip. Jeigu sakysit, va šitas sklypas konkretus, siūlome jums jį nupirkti ar išnuomoti, tada tikrai mes atsižvelgsim, ar jis mums pirmiausia tinka ten statyti, sakykime, to vadinam bazinių stočių tinklų planavimo atžvilgiu. Jeigu jisai tinka mums ta vieta, tai tikrai svarstysime net ir pirkimą ir nuomą visus variantus. Tai mums tiesiog išsitraukti tų ūkininko kontaktus, jums nusiųsti planą žemės ir jums tiesiog pasakyti, va, žiūrėkit, čia tiesiog grubiai sakau, čia yra žemės sklypai, susisiekit su tuo pačiu ūkininku, iš kurio nuomojate. Ne, tokius mes jau variantus patys bandėme, bet dėja nepavyko. Tai, sakykime, jeigu jau būtų konkretus sklypas savininko, kuris mums jį parduoda, tada jį svarstytų. Bet jūs sakėt, nesvarstėt to paties ūkininko, kuris nuomoja jums žemę, nesvarstėt pirkti iš jo žemę. Tai va čia variantas. Nesutiko, aš sakau dar kartą, nesutiko jisai su jokiais variantais. O tai kame čia mūsų problema yra? Mes nesutikom, kad jūs statytumėt šitoj būtent esamoje vietoje.
Tai mes tam ir mūsų darom žodis irgi viešinimus, nesvarbus, ar ne? Kaip čia mes. tam ir renkam visų nuomonės ir bandom atsižvelgti. Tam ir vyksta tokia planavimo ir viešinimo procedūra. Tai tam ir čia susirinkę mes. Ir kokias išvadas dabar, pavyzdžiui, darot, kad mes nenorim šito? Kad vis tiek statysit, ar kaip? Tai Nelabai. mes pristatėm, ką pavyko atsižvelgti, ko nepavyko. Ir toliau, sakykime, pagal procedūrą pateiksim savivaldybei, turbūt Rasa labiau gal pakomentuos, kokie sekantį mūsų žingsniai bus. O ar pateiksit, atsiprašau, kad prieš- dabar buvo nepasitenkinimas gyventojų, kad Tai jie net visas įrašas bus pateiktas. Taip, tai aš To jeigu patenkinimo ir galima, nepatenkinimo, gal galit perėti per sąrašą, kas mūsų buvo kreiptasi, dėl ko mes nepatenkinti. Jūs tik atsakėt, kad buvot patenkinti dėl vizualinės išvaizdos. O kaip kiti punktai? Kodėl to nepavyko jums patenkinti? Ten buvo daug išvardinta mūsų. Ten vienas iš dokumentų buvo, mačiau, ką tik Rasa rodė. taip, aš turėjau jūsų parodytą štai šitą Vilniaus savivaldybės raštą Jo, ir kitas ir dokumentas. buvo peticija. Taip. Taip. Tai Čia vat yra išvardinti argumentai apačioje. Tai vizualinis jūs atsakėte, o kas blogai su kitais buvo, kodėl negali to padaryti? Tai, aišku, mes čia galim skaityti, bet aš nemanau, ar dabar reikėtų skaityti tai, ar jūs manot, kad reikia tai skaityti. Dėl sveikatos klausimų be abejo. Dabar, Taip, apie šitą būtent norėjau paklausti irgi ką tik. Tai va, čia šitas dalykas, esminis dalykas, tai yra Lietuvos higienos norma, kuri reglamentuoja būtent bokštų statybą. Ir kiekvienam bokštui pastatyti yra ne tik tais konstrukcijos projektas daromas, o radijo dalies projektas daromas. Ir jisai teikiamas visuomenės sveikatos centrui ir ten atliekama ekspertizė. Ir pateikiami skaičiavimai, ir jeigu tie skaičiavimai neviršyje leistinų normų, tai tas projektas yra suderinamas. Šitai vietai buvo atlikta jau radijo dalies projektavimo procedūra ir projektas buvo suderintas. Tai dėl visuomenės sveikatos centro statytojas yra ramus, kadangi jisai veikia pagal Lietuvoje galiojančias normas. Dabar dėl visuomenės įtraukimo. Bet truputį pertrauksiu dėl tos sveikatos. Bet mesgi, kaip aš irgi buvau rašęs, tai higienos normas negarantuoja, kad tai bus visiems sveika žmonėm. Tai ar, tarkim, kažką planuojate kompensuoti? Atsiprašau labai, ar jūs matėt kur nors parašymą, kad tai nebus sveika visiems žmonėm? Ar tokį parašymą higienos normoje kažkur įskaitėte? O kur buvo parašyta, kad tai garantuoja, kad nebus jokios žalos? Lietuvos higienos normoje tai yra parašyta, kad kiekvienas operatorius prieš įrengdamas bazinės tvarkas. Nėra pateikiami, kad nėra jokios žalos, būna visai kita formuluotė. Tai dėl to ir klausiu, ar bus kažkokia mąstoma apie kompensaciją arčiausiai esantiem namams? Jūs galvojate tik apie pinigus, bus vykdoma stebėsena. Stebėsena tai yra apie pinigus, tai jūs nenorit žemės nupirkti brangiau, tai čia. Tai ne, žiūrėkite, gal čia ta diskusija mūsų, ką aš apibendrinsiu, mes, sakykime, darom skaičiavimus ir derinam su visuomenės sveikatos centru tą, ką mūsų įpareigoja šiuo metu įstatymas. Jeigu bus pakeista tvarka, skaičiavimo metodika ar kitokios normos, tai mes taip ir darysim. Šiuo metu yra galiojančios tokios ir tokie reikalavimai. Tai mes taip ir darome. Gal jūs tuomet apie tą procedūrą? Užbaigtume, jūs pasakėt, vyks stebėsena. Tai ką stebėsena, kiek žmonių susirgs ir tada šitą, ar kažkaip... Ne, čia gal taip vadinamas tas derinamas stebėsenos planas. Toksai, tai kai pirmiausia, tai yra paskaičiuojami teoriniai elektromagnetinio lauko stiprumo ir jeigu jie neviršyje visuomenės sveikatos centras suderina, po to, kai stotis pradeda veikti, dar vykdomi ir, sakykime, realūs matavimai su prietaisu elektromagnetinio lauko stiprumo tam tikrose vietose reglamentuotose ir žiūrima, kaip veikia realiai. Irgi pateikiamos protokolas ir taip toliau. Tai, sakykime, dalykai yra. O tai šiuo metu jau neturit stovimų bokštų, kur būtų galima patikrinti, koks radijus yra aplinkui tą bokštą? Tai visada galima, visada tą galima. Reikia iš naujo statyti prie žmonių ir paskui tikrinti? Man kažkaip visiškai nesuprantama. Ne. Tai ką aš ir minėjau, taip mūsų įpareigoja įstatymas, taip mes ir darom. Kiekviena bazinė stotis prieš ją pastatant skaičiuojami teoriniai elektromagnetinio lauko skleidžiamų stiprumai, o po to atliekami dar ir realūs matavimai, kai jau stotis pradeda veikti. Taip darom su kiekviena stotim, taip darysim ir su šita.
Viso to, jeigu gazdina jūs, sakykime, tas elektromagnetinės bangos, tai visą laiką pagalvokite apie senamiesčius, apie televizijos bokštus, Karoliniškių rajono gyventojus, kur tikrai yra masė tokių antenų ir jeigu jos būtų įrodyta, kad tikrai kenkia žmonių sveikatai ir panašiai, tai ko gero labiausiai būtų visi suinteresuoti, kad mažiau tų ligų būtų, bet, Žinokit, nėra įrodyta, kad nekenkia. Galim, jeigu terminais, tai nėra įrodyta, kad nekenkia. Ir plus mes ir gyvenam ne senamiestie. Mes ir nenorim, kad būtų šalia namų. O sakykit, ar ryšio norit, kad jūsų vaikai būtų Mes turim šviesolaidį ir viskas mums yra gerai. Ar norit saugus būti, kad jūsų vaikai galėtų esant nelaimiai prisiskambinti jums, kad jūs galėtumėte išsikviesti? Ryšys puikiai veiks, jeigu bus bokštas laukuose. Tik tai reikia Teliai susitarti su ūkininku ir nusipirkti žemę, jeigu jis nenori išnuomoti. Tai Telija, aš, kaip sakant, pantrinsiu Telijos atstovą Rimą. Tikrai būkit mėly, pateikite labai konkretų suderintą sklypą. Padarykite trišalį susirinkimą, ar ne? Atsiprašau labai, kad aš įsiterpiau. Ar buvo, sakykite, kalbėta su sodininkų bendrija Žolynas, kurie turi vandens bokštą visai šalia? Tai kaip ir buvo praeitą kartą minėta, kad, sakykime, reikia, Rasa trumpai minėjo, kad sodininkų bendrijo mums daug kartų atsakė neigiamai, nes ten reikia, norint išnuomoti tos vandens bokštus, reikia daryti susirinkimą ir reikia gauti, Rasa turbūt 51, ne? Turbūt, jo. Tai, sakykime, šitoj vietoj buvo svarstyta pačioj pradžioj, po to nepavyko. Kiek esu girdėjus, galiu pridėti, kad iš tiesų sodų bendrijos nenori. Tai tiesiog buvo, kadangi netolimi kaimynai, tai tiesiog galiu pasakyti, kad jie nenori. Tai tikėtina nesurinks tiek parašų. Tai jo, pati bendrija turi, kad priimti tokį sprendimą, turi surinkti tiek, sakykime, narių parašų, kad leistų į mums išnuomoti. Mes mielai būtume jau tai padarę, bet dėja nepavyko. Aš tik norėčiau dar įsiterpti apie idėjas, jeigu jūs, pavyzdžiui, netoliese yra karinių pratybų laukai, miškai kažkokie irgi, kur žmonės negyvena, kodėl negali suderinti ir tenai statyti, kur žmonėm nebus irgi po langais. Bet tai mes jau minėjom tuos du argumentus, kad mes negalim atitraukti toliau ir toliau aukštingumas mūsų riboja. Tai bet ten visai netoli irgi. Tas visai netoli, tai žinot, dar kartą pasikartosiu. Galite aukštesnį pastatyti irgi. Jeigu mums leistų, gal ir statytume, bet jau Rasa minėjo, kaip čia vyksta tos aukštingesnių, sakykime, aukštesnių negu 30 metrų statymas. Tai. O tarkim, jeigu būtų vienas bokštas tose karinėse ir kitas bokštas kažkur atitinkamai paskaičiuotas kitur, ar taip tiktų? Tai dvigubos investicijos, tai sakykime, vienas bokštas, kitas bokštas, lygiai tokios pačios procedūros kaip ir... Išnuomosit viską. Lygiai tokios pačios procedūros statant jau 2 bokštus, tada kaip mes kalbam dabar čia, tai niekur mes nuo tų procedūrų, kurias atliekame dabar, nesame atleisti, jeigu statytume kažkur kitur. Tai viskas vyksta vienodai. Tai dvigubos investicijos, dvigubi darbai, dvigubi... Matau, kad mūsų susirinkimas iš tiesų toks nevaldomas yra. Mes kalbam apie tą patį. Visiems aišku, kad bendruomenė nenori statinio, bet nori gero ryšio. Apie ryšį niekas nekalbėjo, iš viso, atsiprašau. Apie ryšį mums neįdomu jūsų ryšys. Ryšys pas mus visus puikus. Viskas gerai su ryšiu, kiek buvo. Kiek aš pacientų 75% Telijos stiprumas buvo bent jau pas mus Vasilos gatvėje. Noriu pasakyti, kad išsiunčiau 30 laiškų. 15 laiškų grįžo. Čia susirinko, matau. Nes paštininkas sumastė net nešti namus, o grįžo neaišku kur. Gerai, bet vis tiek iš 15 parašytų laiškų aš matau prisijungusius 3 adresatus, gal ten po 2 sėdi žmonės, bet reiškia, kad bendruomenės narių prieš nusistačiusių yra 3. O mes jums sakėme, tai dėl susirinkimo laiko nebuvo. Peticiją skaitėt? Ten yra 200. O kiek pasisakiusių yra už? Lengviausias, gerai, prašau, leiskite man pasakyti. Visi tie, kurie norėtų ryšio, jie laukia to bokštų, sėdi ir tyli. O jūs... Čia jūs taip teigiat. Gal mes...
gal mes nesileiskime į diskusijas, kas jeigu, kaip jeigu, bet sakykim, išgirstam vienos pusės argumentus, mes išsakėm savo, ką pavyko, tai turbūt mūsų laikas labai eina į pabaigą, taip Rasa, turbūt liko 5 minutės. Taip, Jo, ir aš tada ir noriu pasakyti, kokia bus jo, procedūra toliau. jo, kokia sekančia procedūra. Mes fiksavome vaizdo įrašą, mes fiksavome asmenys, kurie susirinko čia. Aš parašysiu protokolą šito susirinkimo, Taip. bus fiksuota viskas praktiškai pažodžiui. Ir šita ataskaita ir protokolas ir narių sąrašas bus pridėta prie projektinių pasiūlymų ir bus sukelta į infostatybą. Taip pat bus sudėtos visos pretenzijos su atsakymais. Šiandien dar išsiunčiu atsakymą raštu Markui Matijevičiui, nes jisai kreipėsi pas mane per infostatybą. Ir aš pridėsiu ataskaitą iš pašto, kiek buvo laiškų išsiųsta. Žodžiu, aš padarysiu viską, kas priklauso pagal statybos įstatymą apie projekto viešinimą ir pateisime visą šitą paketą infostatybai. Infostatyba bus architektūros skyriaus klausimas. Jie svarstys projektinius pasiūlymus, svarstys pretenzijas, svarstys ataskaitą ir pateiks mums atsakymą. Gali būti, kad mes gausime atsakymą, kad mūsų prašymas netenkinamas. Gali būti, kad savivaldybė atsižvelgs į jūsų pagristumą, nepagristumą, kaip įvertins pretenzijų, arba mūsų pagristumą, nepagristumą atsakymų. Ir viskas priklausys nuo savivaldybės atsakymų. Taip pat mes savivaldybė pateiksime viską, kas yra grindžiama įstatymais. Mes nepateiksime jokių išvedžiojimų, nes išvedžiojimai gali būti kalboje. Tekste dėja bus viskas konkretu ir pagrįsta įstatymais. Prašau, pateikite mūsų peticiją, kur yra 208 žmonės Be abejo, mes pasirašę pateiksime ir 24 peticiją. metais, lapkričio 1 dieną yra peticija pasirašyta 208 žmonių. Ir čia žmonės neprisijungia ne dėl to, kad jiems nerūpi, o dėl to, kad yra darbo laikas, dar daug žmonių dirba. Be abejo, mes pateiksime ir peticiją. Tai aš jūs informuoju, kad visa informacija, kuri mane pasiekė paštu ir kuri buvo išdėliota šiandien šitam susirinkime, visa tai bus pateikta savivaldybei. Elektroniniu paštu turit irgi omeny? Ar Taip, tik ir paštu? elektroniniu paštu, ir šiandien kas buvo, elektroniniu paštu aš visus dokumentus esu fiksavusi. Ir atsakymai visi pas mane jau yra surašyta ir bus viskas sudėta į vieną paketą ataskaitą viešojo susirinkimo, viešojo svarstymo. O dar vienas dalykas bus pridėta žmonių norinčių to bokšto, kaip sakėt, Rimas minėjo, kad daug žmonių skundėsi prastų ryšių ir būtent va šitie skundai bus pridėti ar ne? Manau, kad taip, pažiūrėsim, ką mes galim, sakykim, nuosmeninti, nes šiais laikais, tai, sakykim, ten, žinot, kad saugotas dalykas, tai kiek galėsim, tiek pateiksim, taip. Man kažkaip nesusiriša, gal realiai mūsų gatvėje yra kaip 100 kaip minimum namų ūkių. 200 parašų surinkta, aišku, gal iš pagubės žmonės dar balsavo irgi už tai, prieš tai tiksliau sakant, bet klausimas, kiek tų žmonių čia norėjo to bokšto, ir kaip sakot, visi nesusirinko, tai faktas, kad visi nesusirinko. Ne, tai niekas, sakykime, mes ką gaunam, tai negaunam skundų, sakykime, mes gaunam skundų dėl prasto ryšio arba dėl greičio, sakykime, interneto, mobilaus ir taip toliau. Tai nėra skundai dėl bokšto arba ne bokšto. Tai ką aš minėjau, tai skundai mūsų buvo, kad neužtikrinamas kokybiškas arba balso ryšys, arba mobilių duomenų ryšys. O jūs dar galit pakomentuoti, praeitais metais sakėt, kad statot tik, nes norit nuomoti kitoms kompanijoms. Tebėra planuose pas jūs? Tai ta prasme, mes statom pirmiausia dėl savo poreikio, dėl savo klientų, ne dėl kitų. Bet neatmetama tokia galimybė, tai, sakykime, mums tai ir skatina ir ryšių reguliavimo tarnybą ir taip toliau, kad mes dalintumėmės infrastruktūrą, kad nereikėtų, sakykime, dubliuoti ar statyti 2-3 toje pačioje vietoje. Tai tas yra daroma, mes, sakykime, dalinamės tą infrastruktūrą. Tiek vienas operatorius, tiek kitas, tiek trečias. Bet tikrai šitoje vietoje tai pirmiausia statomas dėl savo klientų. Bet tikėtina, nuomosit ir
ar vis vien nepadengia tų kaštų nusipirkti žemę? Nu, man va toks klausimas, nu, iš tiesų, kur tos investicijos, ar tiek jau siekiama kuo pigiau padaryti, ar visgi, nu, galite išimti padaryti? Aš suprantu, kad jūs Įsiterpsiu, man toks įdomus klausimas iškilo. Ar nupirkus tą žemės sklypą dabar, kur stovi mobili bazinė stotis, ar išspręstų tą taršos problemą ir bokšto statymo problemą? Manau, ne. Tai nupirkti žemę už gatvės, nes ten tas pats ūkininkas, kuris nuomoja dabar žemę bokštui, to paties ūkininko laukai tenai yra. Mes apie tą šnekam, kad už Tai ką mes jau ir kalbėjome. Jo, mes jau kalbėjom apie tai, jau kalbėjom gal. Gal jūs Analizuokim. tikrai spėsite, aš manau, kad ar čia spėjimas ar nespėjimas, aš ataskaitą parašysiu, vadinkim, per 5 darbo dienas, ne, ir pateiksiu infostatybai. Tai gal jūs per tą laiką suspėsite prikalbinti kokį nors ūkininką ir su konkrečiu pasiūlymu, su konkrečiu žmogum, su konkrečiu raštišku pasiūlymu pateiksite Telijai ir tą klausimą išspręsim. Aš galbūt net nespėsiu pateikti infostatybai. O tai, tarkim, iki kokios sumos galim, kokio jums reikėtų ploto ir iki kokios sumos galėtumėt leisti? Ar žinot tokį, kad būtų galima tartis su ūkininkais? Ne, dėja, komercinių aš tikrai neatskleisiu, sakykime, kas liečia plotą, tai mes, sakykime, bandom sutilpti į vieną arą ir neformuoti atskiro sklypų ir taip toliau. Tai, sakykime, vieno aro mums pakanka pastatyti tokio tipo bokštą. O tada bent rėžius kažkokius ploto Dėja, bet negaliu šitų komercinių dalykų atskleisti. Tartis, jeigu mes net nežinom, ar jums, tarkim, gal jūs, aišku, čia absurdiškai sakau, 100 eurų tik gali tik už tokią sumą. Aišku, bet tai sakyk, ką aš ir minėjau, kai pateiksit pasiūlymą, konkretų sklypą su konkrečiu, sakykime, jeigu žmogus sutinka, kaip jūs sakot, parduoti už 100 eurų, tai mes jį tikrai svarstysim. Už 100 eurų, žinot, aš ir pati. Ne, aš. Tai jūs taip minėjote, aš tiesiog pantrinau. Aš apie rimtą sumą, nes jeigu sakys 500 000, nusiekti, mes nesiūlysim, bet... Tai mes suprantam ir žinom tas kainas. Yra rinkos kaina, galų gale yra rinkos kaina, ar ne, ir tikrai niekas nešauka aukščiau rinkos kainos ir tikrai niekas nesitikė, kad už 100 eurų parduos, bet yra rinkos kaina, kuri turbūt puikiai galima įsivertinti mūsų NG visuose puslapiuose. Atsiprašau, kad vertau. Tai 500 000 tikrai niekas nemokės ir už 100 eurų tikrai niekas neparduos. Tai yra rinkos kaina ir tiesiog tikrai bendruomenė būdama, jolap jeigu nenorite turėti, kaip teigiate, po langais ar ne, keliatės į kitą pusę, tai pasidėrėkite ir tada teikite su labai konkrečiu pasiūlymu. Tai viskas... Ar už rinkos kainą būtų galima tada siūlyti, ar už rinkos kainą pirkti žemę? Svarstysim visus variantus. Visus. Labai čia žino. Ne konkretus atsakymas. Tai Gedimino balsui siūlau tada rašyti man mano paštu, perduosiu statytojui, perduosiu vystytojui ir ta informacija pasieks Rimą ir jeigu jūsų pasiūlymus bus kažkoks tai atrastas, tai tikrai perduosiu. O dabar tai aš tikrai labai noriu visiems padėkoti už susirinkimą, mes jau tą valandą išnaudojom, tikrai manau, kad pakankamai produktyviai pakalbėjom ir aptarėm visus dalykus ir toliau kartotis turbūt nėra prasmės, tai ačiū labai visiems susirinkusiems ir tikėkimės kažkoks sprendimas vis tiek įvyks. Dar trumpai galiu paklausyti, jeigu visgi nutiks, kad šiais metais nestatysit ir mes, tarkim, rašysim laiškas ir bus vėl kitiem metam, ar galima, jeigu bus visgi kitiem metam, numatyti susitikimo laiką vėlesnę? Nes 5 valandą tikrai gyventojams yra netinkamas laikas. Tiesiog, kad būtų vėliau. Įtrauksiu į protokolą šį jūsų prašymą. Ačiū. Dar vienas greitas klausimas Rimui dėl to laikino, nežinau kaip jūs ten įvardino, įrenginio. Ką reiškia žodis laikinas? Kiek apima žodis laikinas? Mes jį gal taip įvadinam laikinu, sakykime, savo gal labiau žargone, kad užtikrinti ryšį, kaip ir minėjau, kol stengiamės pastatyti pastovų statinį. Tai mes įvadinam labiau laikinu, gal, sakykime, savo žargone, mobilaus ryšio operatorių,
Tai kol, sakykime, statosi bokštas, kuris turi pamatus ir taip toliau, gaunamas statybos leidimus, tai kad užtikrinti ryšį, pastatoma tokia mobili bazinė stotis, tai mes ją vadinam tokiu laikinu ryšio užtikrinimo sprendimu. Bet tai nėra, ką ir Rasa minėjo, tai nėra laikinas statinys ar taip toliau. Tai gal tas žodis laikinas, jisai iš mūsų tokio žargono, kad sprendimas laikinas užtikrinant ryšį. Supratau, galutinį terminą žodžiu neturėsime. Tai kaip jeigu taip jau daiktas, tai yra automobilinė priekaba, konkretus daiktas, o visa kita procedūros, tai viskas galioja. Tai reikia susitarti su savininku, nuomotis ir taip toliau, niekas ne bet kaip ir ne bet kur, ne bet Jo, kaip ir nestato. elektrą gauti, prisijungimą gauti. Taip, viską. Tai čia tos procedūros išlaikomos viskas. Tai ačiū labai visiems Ačiū labai. ir susirinkimą baigiame. Ja. Ačiū, viso gero. Gerą vakarą. Viso Ačiū gero. jau. Iki. Viso. Viso gero. Ačiū viso.